sakysim, yra 10 tokių bazinių meditacijos raktų arba raktų į meditaciją, į meditacinę būseną. Pirmas iš jų yra natūralumas. Aš specialiai sužiūrėjau šiek tiek. Gyvūnai yra visuomet natūralūs. Kareiviai ir visuomet yra nenatūralūs. Politikai, paprastai šventikai, visi aktoriai, kai jie dirba, vaidina ir turi įsikūnyti kokį nors vaidmenį ir taip toliau. Energija lengviau teka, kai žmogus yra natūralus. Apskritai, kai bet kas yra natūralus. Tuomet energija vitalinė labai lengvai teka ir mes nepavargstam. Natūralus žmogus niekad faktiškai nebus depresijai. Tam, kad mes atsirastumėm depresiniai būsenoj, jūs galite iš karto peržiūrėti viduj, kad jumyse kiltų depresija, reikia būti nenatūraliu. Iš kur tas nenatūralumas ateina? Kitas dalykas. Ir tai reikia surasti. Tas pats, jeigu kažkas drėkina lubas, reikia surasti, iš kur tyla. Bet pradžioje mes turime matyti, kad kažkas yra ne taip. Tai vienas iš raktų, kurį iš karto reikėtų naudoti ir taikyti, tai būtų natūralumas. Jūs galite pasižiūrėti dabar, ar jūs, pavyzdžiui, sėdėt natūraliai, ar jūsų veidas yra atpalaiduotas, kūnas atpalaiduotas. Antras raktas yra atpalaidavimas. Bet atsipalaiduoti galima, žengiant pirmą žingsnį į natūralumą. Jeigu mes kaip nors bandysim, jeigu aš bandysiu būti jumis arba bandysiu būti kokiu nors mokytojų arba kokiu nors ten, ko aš nesu, aš iš karto įsitempsiu ir nebūsiu natūralus. Jeigu jūs, sakysim, sekat kokį nors tikėjimą, mintį, idėją, norą, jūs iš karto įsitempėt ir prarandat natūralumą. Taip yra visiems, tai yra egzistencinis dėsnis. Jeigu kada nors Žemės gyventojai susitiks su kitų planetų gyventojais, kas yra visiškai įtikima, kai mes daaugsim iki to, kad galėsim ne tik kaimyną priimti, bet ir kitas civilizacijas, tuomet aptiksim, kad kai jie yra natūralūs, jie yra atsipalaidavę. Kai jie yra atsipalaidavę, jie yra natūralūs. Natūralesni. Bet čia raktai